Sveiki visi, su jumis vėl pasyvių pajamų fanas ir šiandien vėl naujas video. Tai šiandien video peržvelgsiu savo Trade Republic portfelį, taip pat peržvelgsiu savo automobilio taupymo eksperimentą esantį tame pačiame brokeryje. Dar trumpai peržvelgsiu savo Nexo pozicijas bei ledgerį ir papasakosiu trumpai apie naujienas susijęs su tuo. Tai nieko nelaukiam, einam į video, o prieš einant į portfelį paprašysiu visų, kad jeigu patinka šitoks turinys, paspauskite patinka mygtuką. Be abejo, kas norite gauti pranešimus apie naujus video, taip pat užprenumeruokit kanalą. Taip prisidėsit be abejo ir prie kanalo augimo. Tai ačiū Jums už tai. O dabar nieko nelaukiam, einam tiesiai gal tada į Fear and Greed indeksą, pasižiūrėkim, kokia situacija šiai dienai filmuojant gyvos sesijos metu. Kaip matom, akcijų birža šiuo metu yra baimė, tai realiai iš ekstremalios baimės dar ką tik buvusios vakar perėjom į paprastą baimę, tai kol kas rinkos po truputį atsigauna, o galime pažiūrėti, kokia situacija yra kripto rinkoje. Kripto rinkom, kaip matom, yra gan staigus šuolis ir iš baimės turime godumą, galime pasižiūrėti, dar nesenai turėjom prieš keletą dienų baimę, po to turėjom vakar dar neutralumą, o šiandien turim jau godumą. Tai matot, kaip viskas greitai keičiasi kripto rinkoje, to pasakoja aišku ir bitkoinas ataugo, galime pasižiūrėti į mano stebėjimų sąrašą, žiūrėkime į bitkoiną ir kaip matom, to pasakoja buvo kilimas per 5 dienas, turim 11% kilimą. Tai va, tai tikrai yra šiokio tokio pozityvo. Tai va, tai čia gal daug ir nėra ką apžvelgti daugiau, eikim gal tada į mano Ledger appsą, parodysiu kokios yra naujienos. Naujienos yra tokios, kad truputį pardaviau bitkoino, taip teisingai išgirdot, suminėjęs, kas mane sekat iš seniau, tai kad mano pačiam Trade Republic esanti Nvidios pozicija yra skirta naujo būsto keitimui. Tai kaip žinom, akcijų rinka netikėtai buvo po paskelbtų Trumpo tarifų kritusi ir tenais turiu nuostolio. Tai kad nenaudoti šitų pinigų, sugalvojau panaudoti dalį savo turimo bitkoino, nes tai yra mano didžiausia turima pozicija visuose portfeliuose, visa mano kapitale. Tai kaip matom, truputį esu išėmęs iš šitos pozicijos, iš šitos piniginės ir kaip aš šitą pelną užfiksavau, tai tuoj parodysiu per Nexo platformą, kaip tą galima padaryti. Tai kaip matom, čia turim sumažėjimą, einame tada į Nexo pačią platformą, žiūrėkime į Nexo ir ką aš čia padariau, tai tiesiog pervedžiau dalį pinigų čia, iš savo Ledger piniginės šaltos, tada pats iš savęs pasiskolinau reikiamą pinigų sumą, tie pinigai man įkrito tą pačią dieną man į mano banko sąskaitą, tuos pinigus panaudojau kaip dalį avanso naujo būsto keitimui, pirkimui, taip, o sekančią savaitę bitkoinui pakilus truputį, atidaviau šitą paskolą parduodamas dalį bitkoinų, kadangi buvau pasiskolinęs pats iš savęs pinigų, už skolintus pinigus nereikia mokėti mokesčių, tai šitą sumą padengiau tiesiog pačioje platformoje grąžindamas dalį bitkoino. Tai nėra jokio pardaviminio kaip ir įvykio, mano šitos sumos nereikės mokėti mokesčių. Be abejo, dabar sakysit, bet palauk, pasyvių pajamų fanas, esi minėjęs, kad žadi nepardavinėti bitkoino, laikyti ir taip gauti naudą iš jo kitais būdais. Tai be abejo, taip ir planuoju daryti, tiesiog susiklošius tokiai situacijai, atsiradus puikiam būstui, puikiom sąlygom, puikia kaina, tiesiog teko priimti tam tikrų veiksmų, tai dalį pinigų pasiėmiau iš finansinės pagalbės ir trukusią dalį keletą tūkstančių prisidėjau iš savo bitkoino pardavimo. Kaip matom, čia dar turiu 5000 su viršum poziciją bitkoino laikomų Nexo platformoje, čia be abejo esu pasiskolinęs porą tūkstančių eurų iš savęs irgi, ir už tą sumą esu nupirkęs bitkoino, tai ko pasakoju, kaip žinot, kas mėnesį atidavinėju ir taip mažinu savo tą turimą paskolą. Tai čia, kaip sakant, kaip ir minėjau, esu pasiskolinęs iš savęs, kas mėnesį atidavinėju, tam skiriu 100 eurų, vietoj to, kad už 100 eurų pirkčiau bitkoiną, tiesiog prie jo žemesnės kainos buvau nusipirkęs už visą sumą pasiskolintą bitkoino, kas mėnesį atidavinėju. Čia dar be abejo gaunu už savo laikiamą bitkoiną kiekvieną dieną tam tikrą procentą dalį pinigų, galime pasižiūrėti iš transakcijos, čia kaip matom, kaip ir minėjau,
$4,000 eurų esu atidavęs, grąžinęs paskolą, o kas dieną gaunu po 33 centus dar palūkanų už laikomą savo bitkoiną šitoj programėlėj. Tai taip pasyviai truputį lengvai esu įdarbinęs savo turimą kriptovaliutą. Tai va, tai kaip matom, truputį mano pozicija turimo kriptovaliutos sumažėjo 4,000 eurų. Tai aš dėl to visiškai nepergyvenu, kadangi priėmu šitą sprendimą, man nebereikės pardavinėti mano Nvidios pozicijos, kuris su laiku be abejo tikrai, manau, uždirbs man pelno. Vėliau video peržiūrėsiu savo Trade Republic portfelį, parodysiu turimas pozicijas. O kas liečia dar kripto temą, tai tiesiog atėjus bear marketui, gaunant truputį pinigų, po truputį atpirksiu šitas prarastas parduotas bitkoiną savo pozicijas ir susigrąžinsiu vėl atgal į buvusį tašką. Tai va, tai viskas, kaip sakant, paskaičiuota. Mano atveju nebuvo verta man pardavinėti savo Nvidios nukritusios pozicijos. Tai va, tai tikiuosi viskas aišku. Jeigu neaišku, galite parašyti komentaruose kažkokį klausimą, padiskutuosim, pasikalbėsim ir tikiuosi viskas bus atsakyta. Čia tikriausiai kaip ir su Nexo ir su Ledger viskas aišku, daugiau kaip ir nieko naujo, o dabar tada eisim į mano Trade Republic portfelio apžvalgą, ten peržiūrėsim mano turimas pozicijas, mano automobilio taupimo eksperimentą, mano cashbackus. Tai kadangi Trade Republic neturi patogios web versijos per kompiuterį, tai pridedu tada video iš telefono nufilmuoto ir tada nieko nelaukiam, einam į Trade Republic apžvalgą. Tai va, dabar esu prisijungęs prie Trade Republic telefono versijos, eikim tiesiai į appsą. Ir kaip matom, šiuo metu yra rinka atidaryta, skaičiai keičiasi ir galim peržvelgti mano pozicijas. Tai kaip žinom, čia niekas nesikeičia, yra suinvestuota lump sum vadinama strategija, tai tiesiog didelė pinigų suma į dvi pozicijas, tai Tesla ir Nvidia akcijas. Kaip matom, turim vis dar minusą. Aišku, rinko šiuo metu atsigauna. Kaip matom, palyginus prieš praeito mėnesį kritimą, tai truputį turim jų atsigavimą. Be abejo, dar turim Teslos akcijos minus 20%, tai dar reikės be abejo palaukti, kol išeisim į pliusą, bet aš kaip ir minėjau, šią akciją žadu laikyti dar bent 4 metus, tai tikrai, manau, bus įdomu stebėti, kaip išeis užauginti šitą portfelį, neįdedant jokių papildomų pinigų, palygysim su laiku, kaip veikia šita lump sum strategija prieš, tarkim, dollar cost averaging strategijas kitose mano portfeliuose ir matysim procentais, kokie bus rezultatai su laiku. Tai va, tai manau visai įdomus irgi eksperimentas. Nvidia pozicija irgi atsigauna, turėjom realiai prieš savaitę virš 2,000 eurų nuostolį, dabar vėlgi rinkom pasitaisius, turime dar be abejo minus 26% kritimas, bet palyginus, ką turėjau prieš tai visai gerai. Kaip ir minėjau, tiek į Tesla, tiek ir Nvidia papildomų pinigų nedėsiu daugiau. Žiūrėsim, ką pavyks užauginti iš to. Tikslas būtų, kaip ir esu sakęs, praeitam video Nvidios poziciją pinigus investuotus padvigubinti. Tai realiai, jeigu čia yra iš viso investuota apie 6,000 eurų, tai norėtųsi padvigubinti tą sumą iki 12,000. Esu sakęs, kad tikiuosi tą padaryti per ateinančius 2 metus. Matysim, ar tai pavyks. Nvidia tikrai susiduria su nemažai iššūkių, tie tarifų karai, konkurencija iš kitų čipų gamintojų, bet tikrai šiai dienai aš tikiu tą kompaniją, čipų lyderė kol kas pasaulyje, tai dar nereiktų laidyti jos. Tai va, tai tas 2 pozicijos kaip ir peržvelgiam, darysiu apžvalgas kas mėnesį, galėsim pasilyginti. O dar viena pozicija, kaip matom, yra MicroStrategy akcija, tai čia yra mano be abejo lygiagrečiai šitam portfelį ir daromas automobilio taupimo eksperimentas. Tai kaip matom, šiai dienai turim pliusą ir žaliuojančią poziciją. Tai dar nesenai prieš savaitę turėjau minus 200 su trupučiu minusą, o dabar, kaip sakant, atsigaunant bitkoinui ir automatiškai kartu kyla MicroStrategy akcija, o to pasekoje mes turim padidėjimą pozicijos ir beveik turim 1400 eurų vertės poziciją, kurią be abejo pildau kas mėnesį 100 eurų, darau periodinius užpirkimus, kas savaitę galim pasižiūrėti, šiandien bus nupirkta dar už 25 eurus, bus įvykdomas automatiškai pirkimas saving planu.
tai jisai yra nemokamas, investavimas su saving planais per šitą brokerį yra nemokami, tai tikrai nepatogu ir lengva. Tiesiog reikia pasirūpinti, kad tą dieną, kai bus nustatytas pirkimas, būtų jūsų sąskaitų pinigų pakankamas likutis ir galima įti mano tada cash poziciją, pinigų ir čia galim peržvelgti tada mano, kiek esu gavęs palūkanų. Tai iš viso esu gavęs 58 beveik eurai palūkanų per visą laiką, kiek naudojusi šituo brokeriu. Palūkanos, kaip ir esu nekartą minėjęs, išmokamos kiekvieną mėnesį. Šiuo metu, kadangi Centrinis Europos bankas mažina palūkanų normas, tai jos šiuo metu yra 2,25% metinių palūkanų. Ir kaip matom, dabar laukia mano dar šį mėnesį 1,26 eurai bus išmokėta palūkanų. Gegužės pradžioje už šį mėnesį be abejo dar mėnuo nesibaigė ir, kaip sakant, pasyvios tokios pajamos kapsi truputį į sąskaitą ir šitą galima naudoti brokerį be abejo ne tik investavimui, bet kaip ir laikomam indėlį vietoj banko. Nes draudimas yra kaip ir lietuviškose indėliuose, 100 000 eurų draudimas šitam brokerį, tai pinigai jūsų saugus. Dar peržvelgsiu tada prie to pačio ir cashbacką, nesgi kaip ir minėjau ne kartą, kodėl man patinka šitas brokeris ir kodėl aš naudojuosi šitą kortelę praktiškai visiems savo apsipirkimams, parduotuvėse, degalinėse ir taip toliau, kaip matom, dabar paskutinės mano transakcijos, tai kafeinę pirkau kavą, Lidl apsipirkimas, Rimi parduotuvė apsipirkimas, už viską moku šitą kortelę ir kiekvieną mėnesį už tai gaunu 1% cashback atgal į sąskaitą, kuris automatiškai yra investuojamas į mano pasirinktą poziciją, o pozicija, kaip žinom, yra irgi taip pat MicroStrategy akcija ir kaip matom, šiai dienai yra laukiama 8,31 €, tiek jau gausiu už balandžio mėnesį garantuotai cashbacko, be abejo, kaip ir minėjau, dar mėnuo nesibaigė, tai dar truputį išleisim pinigų, bus investuojami tie pinigai į MicroStrategy akciją ir taip dar truputį padidinsim mano automobilio taupimo poziciją. Tai va, tai čia viskas paprasta, kaip ir minėjau, kas pirmą kartą žiūrit, gal daug informacijos ir greitai susakiau, bet kas stebit pastoviai, tai žinot, kad čia praktiškai viskas tas pats, nieko nesikeičia, tos pačios pozicijos, bet tikrai, manau, įdomu žiūrėti, stebėti šitą automobilio taupimo eksperimentą, kadangi šitą eksperimentą dar tęsiu 4 metus. Kodėl dar 4? Kadangi lauksim sekančio bitkoino halvingo, o kaip žinom, su halvingu automatiškai bitkoinas augs jo kaina ir to pasekoje augs lygiai taip pat MicroStrategy pozicija, ko pasekoje mes per 4 metus būsim suinvestavę nemažai pinigų ir puikių momentų po halvingo padarysim, užfiksuosim pardavimą šios pozicijos ir už šitos pinigus, kiek būsim sukaupę, nupirksim, pasikeisim naują automobilį. Tai va, tai tikriausiai viskas aišku šitoj strategijoje. Kas turit kažkokių klausimų, galite parašyti. Kas pirmą kartą matot, galite pasižiūrėti mano praeitus video apie šitą eksperimentą, apie šitą brokerį. Esu video aprašyme palikęs sudėtus grojaraščius, ten susirasit mano visus video, galite pasižiūrėti, kas pirmą kartą lankotis kanale, tai ten smulkiai paaiškinu, kokia strategija šito automobilio taupimo, tai visą informaciją rasite aprašyme, mano grojaraščiuose galite apsilankyti ir pasižiūrėti. Tai va, tai be abejo dar esu video aprašyme palikęs ir pakvietimo nuorodą į šitą naudojimą brokerį ir kitus mano naudojimus brokerius. Galite pasinaudoti, užsiregistruojant gausi dar tam tikrų bonusų. Tai va, tai kaip sakau, win-win situacija tiek jums, tiek man, o šiam video tikriausiai būtų tiek. Likit sveiki ir susitiksim kitose video.